Sveiki, sugrįžę po savaitgalio, 21 berods jau pamoka ir šiandien padarysime lengvą pamokėlę ir tiesiog parodysiu kelis veiksmus, kuriuos galima panaudoti vietoje to, ką mes jau mokame. Tai yra, gal geriau iškart einam prie pamokos ir viską iškart išaiškinsiu. Kelis variantus mes jau išmokome praeitose pamokose, tai sakykime, kaip 100 jautų sutalpinti mažesnę kodo eilutę, tai yra į while ciklą, taip pat tas mūsų, sakykime, kintamasis, paimkime C, tai sakykime C lygu C plus 1 ir šitą eilutę pakeisti tiesiog C plus plus. Šiandien parodysiu dar kelis variantus, kurie taip pat sutrumpina kodą ir, sakykime, vienas iš jų galėtų būti taip, panaudokime tą patį C. Kintamai ir jam prisiskirkime 21. Ir ką mes galim su to C padaryti, tai sakykime C lygu C plus 9, kad gautųsi 30. Ir tada galime jautą pasirašyti. Štai taip. Kaip matote, pasileidus gaunam 30. Ir aš noriu pašnekėti apie šitą eilutę. Ja taip pat galima trumpinti. Kaip jin turėtų atrodyti? Tai turėtų atrodyti taip. Mūsų kintamasis, tada veiksmas, ką mes atliekam, mes atlikom pridėti, šitaip. Tada iškart galim pasirašyti lygų ir po lygų, su kuriuo skaičiu mes norime sudėti. Tai buvo 9, berods. Štai taip. Ir jeigu aš dabar pabandysiu paleisti, pagal viską mes turėtumėm gauti tą patį, kaip ir matote. Šitą eilutę, sakykime, atlieka lygiai tą patį ir kaip tai dabar turėtų atrodyti. Pirmiausia, mes turim panaikinti, einam iš eilės, pirmas simbolis yra pliusas. Tai sakykime, paslėpiam tą, mintise paslėpiam tą lygų ir gaunasi C plus 9. Tai reiškia, mūsų C yra 21. Tai 21 plus 9 yra 30, ir čia berods buvo lygų, dabar, sakykime, einam prie antro simbolio, tai pasislepia pirmas ir C lygų būtent tas 30. Čia jau nebe 9 bus, nes 30, nes C po sudėties čia tapo 30. Lygiai taip pat galim, sakykime, padaryti su atimtim. Jeigu atimsim iš 21 9, tai bus 12. Lygiai tas pats su daugyba, dalyba ir visa kita, ką aš prieš tai mokiau, tai tiesiog mūsų šita eilutė atstoja, sakykime, tai, ką mes būtumėm rašę taip. C lygu C minus 9. Šita ilga eilutė gali būti trumpesnė. Čia jau skonio reikalas, bet jeigu susidursite kada nors programavime su tokia eilutė, nepasimeskite ir žinokite, ką tai reiškia. Dar vienas dalykas, sakykime, aš noriu parodyti, kad galima, sakykime, pasidaryti taip. Mūsų C yra 21, ar ne? Ir mes jau pačiam jautę, kaip matėte, kai įmėm bendrą vidurkį, daliname vieną kintamą iš kito, bet čia lygiai taip pat galima padaryti štai taip. C plus plus. Pasileidus mes matom 21, tai reiškia, mūsų kintamasis buvo 21, mes pridėjom 1 ir liko 21. Kodėl? Aš tuoj paaiškinsiu. Mums reikia dar vienas jauto. Dabar žiūrėkite, kas gaunasi. Mes turim 21 ir 22. Kodėl mūsų C++, kur vienas prisidėjo, išlieka tas pats, o mūsų C, kur neprisidėjo nei vienas, pasikeitė 22. Pliusai po C reiškia, kad mums atvaizduoja kintamui C, ir tik tada prideda plus 1. Tai reiškia, mes pamatėme, kad C yra 21 ir mums jau nematant pridėjo dar 1. Bet kadangi mes nebuvom parašę pakartoti mūsų kintamojo, mes ir nematėm skirtumą. Tai reiškia,
čia prisidėjo vienas tik po to, kai atvaizdavo jį, o čia jau matom galutinį rezultatą. Dabar galime šito viso išvengti, jeigu, sakykime, čia pasidarykime kaip komentarą kol kas, jeigu mes tos pliusus uždėsime štai čia. Galima rašyti ir taip plius C. Tai reiškia, kad mūsų sijautas pirmiausia pridės, o tik tada atvaizduos. Ir mūsų kintamasis 21 turėtų būti iš karto 22. Kaip matote. Ir jeigu aš, sakykime, paleisčiau šitą eilutę dar kartą, čia, kaip matot, niekas nesikeitė, taigi 21 plus 1 22, atvaizduoja 22 ir čia niekas nesikeitė, čia irgi turėtų būti 22. Kaip matote, 22. Tai labai lengva pamokėlė, tiesiog norėjau parodyti, kaip galima dar rašyti. Sakykime, atsiminkit, kad toks variantas gali būti ir su minusais. Tai reiškia 4 variantai. Minus C, C minus, plus C ir C++. Taigi, jeigu susidursite su tokiais variantais, ką dabar pamatėte mūsų C kalboje, tai C++ kalboje, atsiprašau, tai manau nesutriksite ir žinosite, ką tai reiškia. Su tokia lengva pamokėlė aš ir užbaigiu pirmadienį, susitiksim trečiadienį. Viso.